Taigi, sveiki klausytojai. Šiandieną klausotės Lietuvos moksleivių sąjungos tinklalaidės Palikti po pamokų. Ir šiandien mūsų tinklalaidėje kalbėsime savęs pažinimo tema ir kaip mūsų pomėgiai turi sėti su mūsų karjeros pasirinkimais. Taigi, šiandien turime du nuostabius svečius, bet prieš pristatydama juos dar norėčiau priminti, jog šiuo metu galite skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčių Lietuvos moksleivių sąjungai ir taip investuoti į moksleivių ateitį. Taigi Lietuvos moksleivių sąjunga tai organizacija, kuri jau daugelį metų vienyje stiprina ir atstovauja mokinių balsą visoje šalyje. LMS rūpinasi, kad kiekvienas moksleivis turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę, prisidėti prie švietimo sistemos tobulinimo ir tapti aktyvia pilietinės visuomenės dalimi. Jūsų skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio padės mums plėtoti jaunimo iniciatyvas ir skatinti lyderystę bei atstovauti moksleivių interesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Skirdami savo 1,2% jūs prisideda prie aktyvios, savarankiškos ir drąsios jaunimo kartos kūrimo. Tai užtruks vos kelias minutės, tačiau jūsų parama turės ilgalaikį poveikį. Ir labai ačiū, kad prisideda prie Lietuvos moksleivių ateities. Na, o dabar, kaip ir minėjau, šios tinklalaidės tema, taigi ar mūsų pomėgiai turėtų tapti darbu, o galbūt karjerą geriau rinktis pagal kitus kriterijus. Taigi, šiandien su mumis svečiuose yra Lietuvos karjeros specialistų sąjungos atstovas Valdemar Horostin, kuris taip pat yra lyderystės ugdymo, pardavimų, darbo efektyvumo ir komandos formavimo konsultantas. Ir taip pat Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovė, ugdymo karjerai skyriaus vadovė Ina Griazina. Taigi, labai smagu, kad pas mus šiandien atvykote. Taigi, pradėčiau nuo tokio pirmojo klausimo, tai galbūt galite pirmiausia pasidalinti, kaip būtent atsidūrėte šioje srityje, koks buvo jūsų karjeros pasirinkimo kelias. Sveiki, ačiū už kvietimą atvykti ir sudalyvauti interviu. Tai kalbant apie mane, iš tiesų tikrai neplanavau, baigdama mokyklą, kad ateityje dirbsiu ugdymo karjerai skyriaus vadovė. Sritis labai specifinė ir tikrai negalėjau žinoti dar mokyklos suole būdama, kad yra tokių specialistų, yra tokių sričių, kurie padeda mokiniams pažinti save, karjeros galimybės ar ne, ir kalbėti apie ugdymą karjerai nacionaliniu mastu. Bet gyvenimas taip susiklostė, kad esu čia šitoj pozicijoj, nors mano pirmas išsilavinimas yra ekologija ir aplinkosauga. Atrodo netikėta, ar ne, bet iš tiesų tie karjeros vingiai kiekvieno iš mūsų yra labai skirtingi, unikalūs, tai aš manau, šiandien mes dar apie tai pakalbėsim. Tikrai nenoriu užimti eterio daug laiko pasakodama apie save, bet jeigu taip trumpai, tai man dabar patinka mano esama sritis, aš gilinuosi, augu, tobulėju ir nuolat mokausi. Tai man atrodo, kad vienas iš sėkmingos karjeros kriterijų yra tas nuolatinis mokymas. Sveiki, laba diena. Kaip aš apie save pasakoju, sakau, esu pagal išsilavinimą žurnalistas, o šiuo metu esu LNK, laisvas ir nepriklausomas konsultantas. Ne kanalas, konsultantas. Mano kelias iki karjeros konsultanto tikrai buvo netoks trumpas ir vingiuotas. Baigęs universitetą pradėjau dirbti žurnalistu ir per vieną spaudos konferenciją, sėdėdamas vyriausybei, tokia mintis atėjo. Neįsivaizduoju savęs, būdamas 40 metų vyrų, bėgiojančio su mikrofonu. O tada dirbau radijoje, bėgiojau su mikrofonu, įvairiuose situacijose esu buvęs ir, sako, atsargiai su svajonėm, nes jos pildosi. Antra mintis atėjo, jeigu nebėgiot su mikrofonu, tai ką daryt? Noriu turėti nuosavą verslą. Nu ir ta svajonė išsipildė, kaip aš juokauju, dar praeitam amžiuje, 1997 metais.
būdamas žurnalistu, nuvažiavau į vieną mugę, susipažinau su įmonė, ir nuo to prasidėjo. Ir įkūriau savo pirmą įmonę, kuri tęsia veiklą iki šios dienos. Teko 11 metų dirbti tarptautiniai kompanijoje įvairiuose pozicijose. Kaip sakau, dirbdamas pardavimuose mokiausi pardavinėti. Dirbdamas mokymuose, mokiausi mokyt pardavinėt, nes buvau ir treneriu, ir coacheriu toj įmoniai. Ir nuo 2012 metų dirbu jau tik tai savo įmoniai, o 2012 metais atsirado toks projektas Ugdymas karjerai. Ir pakvietė mane dirbti šitam projekte. Ir užsikrečiau ir nuo to laiko laikau save karjeros specialistu ir šitas darbas tikrai man labai patinka. Šiai dienai dirbu ir karjeros specialistu, bet ir turiu savo įmonę. Tai dirbu versle, dirbu ir su darbdaviais, kurie ieško darbuotojų, bet ir dirbu su darbuotojais, kurie ieško darbo. Tai galėsiu papasakot ir pasidalinti savo patirtim iš tos realios situacijos. Tai tiek apie save gal pradžiai. Tai ačiū labai, kad pasidalinote savo patirtimis, būtent renkantis karjerą. O kaip jūs apibūdintumėte gerą karjeros pasirinkimą? Ar tai darbas, kuris teikia malonumą, ar tas, kuris užtikrina stabilias pajamas ir augimo galimybės, pavyzdžiui? Tai iš tiesų, man atrodo, kad priklauso nuo asmeninių prioritetų. Kaip susidėlioji tos prioritetus. Jeigu tau svarbus yra finansai, tuomet ta gera karjera, tai ir yra finansinis stabilumas, nemažai pinigų, materialios vertybės, ar ne, tada dominuoja tavo gyvenime. Jeigu vis tik tai tau svarbu yra gauti malonumą iš tos veiklos, kurį atlieki, tuomet, ta tavo vertybė ir yra tas laisvas pasirinkimas, ar ne, ir ta veikla, kuri tau patinka. Tai iš tiesų, kaip ir sakiau, labai svarbu, kokie yra tavo asmeniniai prioritetai, bet man atrodo, kad geras karjeros pasirinkimas tai yra subalansuotas sprendimas, atitinkantis žmogaus gebėjimus, vertybės, ir rinkos aktualijas, ar ne. Tai iš tiesų mes dažnai savo darbe analizuojame įvairiausias ataskaitas ir Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija nuolat teikia ataskaitas ir viena iš ataskaitų radau tokius duomenis, kad ekonominis saugumas iš tikrųjų daro didelę įtaką psichologiniai žmogaus geroviai. Ir iš tikrųjų mes jaučiame stabiliau, kai mes turim tų finansų. Tai negalim sakyti, kad be šito bus gerai, ar ne? Mes turime vis tik tai galvoti apie tą finansinę gerovę ir kuo anksčiau pradėsime lyginti tuos duomenis ir lyginti tuos savo pomėgius ir su rinkoje realiai reikalingais įgūdžiais ir profesijom, tuo mums bus lengviau toliau žingsniuojant, ar ne, ir formuojant tą savo karjeros kelią. Tikrai pritariu, pinigai yra svarbus, bet mano akim žiūrint tikrai neturėtų būti pirmoji vietoj. Ir jeigu šiuo metu mokiniai galvoja apie savo pasirinkimo kelią ir jeigu pirmą vietą ką pasirinkti, stato pinigus, tikrai bus labai klaidingas pasirinkimas. Labai paprastas pavyzdys. Bendrauju su žmogum, kuris dirbo su inžinerija susijusi darbą, bet nesenai pabaigė IT kursus. 9 mėnesius pradėjo mokytis ir kas pasirodo, šiuo metu niekas nenori priimti žmogaus be patirties, be kažkokios tai praktikos. Jis atsimokė 9 mėnesius, nes vienas iš kriterijų buvo IT specialistų visiems reikia, IT specialistai uždirba gerai ir šiuo metu yra kryžkelį. Tai ar pinigai yra pirmoji vietoj? Tikrai ne. Ar pinigai yra svarbus? Tikrai taip. Ar galima derinti ir savo mėgstamą veiklą ir pinigų uždirbimą?
Manau, kad taip. Tikriausiai esat girdėję pasakymą Konfucijaus, pasirink mėgstamą darbą ir tau ne vienos dienos nereikės dirbti. Iš vienos pusės tai yra tiesa, bet iš kitos pusės dirbt vis tiek reikės. Tik tai, kai tu dirbi mėgiamą darbą, tai tas darbas nėra toks sunkus ir tu tada neskaičiuoji valandų. O kai tu neskaičiuoji valandų, įsitraukia į šitą darbą, tikrai uždirbsi pinigų. Šiai dienai ir paskutinės tendencijos rodo, kad mes pinigus gaunam ne tik tai iš vieno šaltinio, ne tik tai iš darbo užmokesčio. Tai net jeigu esi kokios tai srities specialistas, gali daryti daug ką šalia to pirmo darbo ir uždirbinėti pinigus. Tai aš manau, kad pasirenkant profesiją arba žiūrint į kelią, būtinai paklausti savęs, o kas tau patinka, bet paklausti irgi savęs, o ką aš sugebu, kokiu turiu talentų. Ir trečias dalykas, ar reikia to rinkai. Nes kas iš to, kad aš sugebu ir noriu dirbti, bet rinkai to nereikia. Ir rinka tau nesumokės už tai pinigų. Tai, čia yra procesas, bet toks gal bendras patarimas, negalvokit apie savo darbą arba apie profesiją, kalbant apie visą gyvenimą. Labai dažnai ir praktika rodo, kad mes keičiam pakeliui savo profesiją. Aš kaip ir minėjau apie save, esu žurnalistas, šiuo metu aktyviai nedirbu žurnalistų, bet ar man padėjo šitas darbas? Labai padėjo. Ar aš naudoju tą, ko išmokau būdamas universitete? Taip, naudoju. Ir aš karts nuo karto irgi dirbu žurnalistinį darbą. Pavyzdžiui, dalyvaujant tokioj laidoj, nes tai yra žurnalistų darbas. Kai aš darau darbo interviu, tai aš irgi užduodu klausimus, klausausi, tai irgi yra žurnalistų darbas. Tai tiek būtų tokia atsakymą. Aš gal dar papildyti norėčiau, iš tikrųjų man labai patinka šiuolaikinis karjeros apibrėžimas. Kaip jūs, Valdemarai, ir pasakėt, kad karjera yra visą gyvenimą trunkantis asmens darbo ir mokymosi patirčių, ar ne, tas kratinys. Tai yra nuolatinis procesas, nes tu pradedi, pasirenki kryptį, paskui kažkas pradeda nepatikti, ar ne, ar kažkas einasi ne pagal tavo planą ir, tu tiesiog gali rinktis kitą kryptį. Arba gal papildyti, nebūtinai nepatikt, bet atsiranda galimybių. Tu dirbi savo darbą, tarkim, dirbi mokytoju, tu gerai atlieki savo darbą, ateina žurnalistas, sako, klausyk, galvojam apie laidą. Ir tada tampi laidos vedėju. Šalia mokytojo laidos vedėju. Ir tokiu būdu irgi gali sakyti, kad kaip ir darai karjerą. Taigi taip pat, kaip ir minėjau mūsų būtent tinklalaidės temoje, jog šiandien taip pat ir pakalbėsime dar ir apie pomėgius. Tai kaip manote, ar visada įmanoma pomėgius paversti darbu ir kokie būna pagrindiniai iššūkiai stengiantis tai padaryti? Manau, kad ne visada. Tai yra iššūkis. Bet jeigu nori priimti tą iššūkį ir tikrai matai, kad turi hobį ar veiklą, kuri tau labai patinka, tai reikėtų pagalvoti, ar ne, ir šiek tiek padaryti tos namų darbus. Įsivertint, ar ta veikla, jinai rinkoje, ar ne, paklausi yra. Ar yra galimybių iš to uždirbti. Pavyzdžiui, aš mėgstu dviračių važinėtis. Hobis mano toks, ar ne? Sakykime. Tai ar aš iš to galiu uždirbti, ar ne? Tai turiu padaryti namų darbus. Pasinaršyti, pasižiūrėti, ar yra tokių žmonių, kurie uždirba iš to pinigų, ar ne? Ir yra kažkokia konkurencija. Konkurentų toj veikloje galbūt yra, gal jie gali tapti mano partneriais. Čia irgi vėl visokių gali būti variantų. Ir manau, kad reikia šiokių tokių verslumo įgūdžių turėti, nes reikia paversti tą veiklą, tą paslaugą ar prekę. Gal aš galiu pardavinėti tos dviračius, arba gal galiu pasiūlyti paslaugą kartu organizuoti žygius ar ne dviračiais ir tai jau taps kažkokiu verslo pirminiu modeliu. Tai tų galimybių yra.
galima, bet tai visada susiję su didesnėm rizikom ir su didesnė atsakomybė, nes kai tu jau pasirenki, kad aš pats noriu tą daryti, tai susiduri su tikrai nemažais iššūkiais. Suprantu, kad tas klausimas kyla iš to, kad mes lengvai kažką tai darom, norim uždirbti pinigų. Tai galiu pasakyti tokią bendrą taisyklę, čia iš mano patirties. Visi geri dalykai, visi vertingi dalykai nepadaromi lengvai. Tam, kad kažką tai pasiekti, turi įdėti darbo. Tai bloga žinia visiems, kas klausosi dabar jaunimui, gerbėmieji, reikės dirbti. Bet žiūrėkit, jeigu jūs darot tai, kas jums patinka, tai tie sunkumai tikrai net suteikia tokio malonumo. Dažnai irgi miniu tokį pavyzdį, gera kirpėja uždirba daugiau negu blogas ministras. Kodėl? Todėl, kad gera kirpėja turi savo kirpimo saloną, o blogas ministras dirba labai trumpai. Ir pažįstu kirpėją, kuri kelis kartus per metus važiuoja į užsienį atostogaut, todėl, kad tikrai iš klientų uždirba pakankamai gerai ir mato tam tikrą perspektyvą. Ar tai buvo pomėgis? Galbūt, bet ar tai tapo darbu? Taip. Ir, kaip ir Ina minėjo, visada reikia pasižiūrėti, o kaip galėčiau monetizuoti tą savo pomėgį. Kai kuriuos dalykus tikrai galima monetizuoti, kai kurių gal iš karto ne. Bet kažkokių dalykų išmokęs, turint tą savo pomėgį, tikrai galėtum monetizuoti. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, renki pašto ženkliukus. Tai iš vienos pusės tai yra hobis, bet iš kitos pusės filatelistai, pažįstu irgi tokių, kurie renka visas kolekcijas ir tos kolekcijos pakankamai daug kainuoja. Tai faktiškai, jeigu man patinka žvejot, ir aš tikrai gebu ne tik tai žvejot, bet ir papasakot kitiems apie tai, aš galiu YouTube paleisti savo kanalą ir tie, kas žvejoja, gali mane žiūrėti, laikint ir tokiu būdu irgi galiu bandyti monetizuoti tą savo pomėgį. Tai manau, kad šitoj vietoj pagalvojus, protingai pamąsčius, tikrai galima. O taip pat, ar yra rizika būtent paverčiant savo pomėgius darbu, kad jie praras savo žavesį, galbūt, kai tai iš to yra išdirbami pinigai ir tam yra įdedama daug daugiau laiko ir pastangų, galbūt yra būtent ta rizika, kad gali nebe tai patikti tie pomėgiai? O taip, man atrodo, kad tikrai yra, nes pomėgis ir yra, todėl ir yra mums svarbus, nes ten lyg ir galvojam, kad yra laisvės, ar ne? Ir nieks mūsų nevaržo, mes galim, kaip jau minėjau, ar ne, tą pavyzdį banalų, bet su dviračiu, ar ne, gali išvažiuoti, kada nori pasivažinėti, nėra kažkokių apribojimų, ar ne, kažkokių įsipareigojimų. O kai tu paverti tą pomėgį darbų, atsiranda rutina. Ir rutina kartais būna peiliu, galiu pasakyti, nes tai, kaip ir Valdemaras minėjo, tai jau yra tas darbas. Reikia įdėti darbo, kuris nėra visada toks malonus ir lengvas. Reikia tiesiog kaip ir treniruoti, ar ne, fizinė. Čia gal geras bus palyginimas. Jeigu nori raumenų, tai turi sporto salėje šiek tiek padirbėti. Taip ir čia su darbu, tu pavertęs hobį darbu, turi dėti pastangų, atsiranda klientai, atsiranda lūkesčiai jų, atsiranda terminai, deadline'ai, planavimai ir taip toliau. Tu įsisuki į tą rutiną ir jau ir streso daugiau atsiranda gyvenime. Todėl tikrai yra ta rizika, kad tu prarasi žavesi tą profesiją, tą veiklą, nes jau turėsi išlaikyti kažkokį balansą.
Turiu 2 žinias. Viena bloga, kita gera. Tai bloga žinia ta, kad sutinku su Ina, tikrai dirbant tam tikrą darbą, net ir maloniausią ir geriausią darbą, kuris yra tavo pomėgis, atsiranda rutina ir patampa nuobodu. Bet gera žinia yra ta, kad visur taip yra. Kai pradėjau dirbti tarptautinėj kompanijoje, irgi dariau mokymus tiems žmonėms, kurie ateidavo nežinodami apie tą sritį, bet mes mokindavom ir aš visada užduodavau tokį klausimą. Įsivaizduokit, pagavot auksinę žuvelę ir jums reikia pasakyti vieną norą. Jūsų svajonių darbą, kad ta auksinė žuvelė jums duotų jūsų svajonių darbą. Ir po to mes nagrinėdavom, kaip tas svajonių darbas atrodo. Ir žinoma, kiekvienam darbe, net svajonių darbe, yra to žavesio, bet ir yra sunkaus darbo. Ir aš tikrai nežinau, gal galima būtų komentaruose, kai žmonės komentuos, paklaust, ar jūs turit kažkokį tai darbą, kuris yra labai lengvas ir nereikėtų dirbti. Ir aš tada lyginu. Net ir prezidentas atrodo, wow, koks darbas įdomus, kaip faina, bet jam irgi reikės dirbti. Pavyzdys. Šeštadienis ryte gulim lovoj, ilsimės, įjungiam televizorių, pasirodo, prezidentas turi važiuoti ten, keliauti ten. Šiandien irgi buvo žinia, kad turi keliauti į Didžiąją Britaniją. Vadinasi, jam reikės pasiruošti kelionį. Susiruošt, pagalvot, pasiruošt šitam susitikimui, paskaityt kažkokios tai informacijos. Ar tai yra žavu? Iš vienos pusės gal taip. Ar tai yra sunku? Iš kitos pusės tikrai taip. Tai ir kiekvienam darbe aktorius, fantastinis darbas. Tikrai labai, labai įdomus. Bet kiek aktorius turi kalt mintinai teksto, jeigu dirba, pavyzdžiui, teatre arba filme, 40 dublis reikia pasakyti tą pačią frazę. Siaubas. Man po 3 kartų jau pasirodytų nuobodu, bet aktorius turi padaryti, nes režisierius nepatenkintas. Ir kiekvienam darbe yra tokių ir malonių dalykų, bet ir nelabai malonių. Tai gerbiamas jaunime, žinokit ir turėkit omeny, kad reikia paprasčiausiai tam pasiruošti. O kaip jums atrodo, kiek svarbus yra profesinis orientavimas mokyklose? Ir ar pastebite, jog moksleiviai šiuo metu dažniau renkasi karjerą pagal aistrą, pagal savo pomėgius ar pagal rinkos poreikius? Iš tiesų, profesinis orientavimas mokykloje yra labai svarbus, kadangi yra šita tema mano tiesioginio darbo dalis. Mūsų skyrius, ugdymo karjerai skyrius padeda Švietimo mokslo ir sporto ministerijai įgyvendinti mokinių profesinio orientavimo politiką šalyje. Ir iš tikrųjų daug dėmesio yra skiriama šitai temai. Nuo 22 metų, kai vyko profesinio orientavimo reforma, atsirado mokyklose ir karjeros specialistai ir buvo atnaujinta mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema MUKIS. Tai reiškia, kad mes turime daugiau pajėgų žmonių, kurie kalba apie karjerą su mokiniais. Mes turime daugiau informacijos, nes jau atsiranda ir skaitmeninės priemonės, kurios padeda pažinti save, karjeros galimybės, planuoti karjerą, suteikia instrumentus, kaip tą daryti, metodiškai, nuosekliai. Ir iš tikrųjų kalbėti reikia vis daugiau šią temą, tai aš labai džiaugiuosi, kad jūsų iniciatyva ir jūs inicijuojat ir pasirinkot būtent karjeros tematiką, kaip Moksleivių sąjunga, prioritetinė tokia kryptim, ar ne? Ir iš tiesų mes matom, kad ir mokiniai vis labiau domisi. Ne per seniausiai bendravau taip pat su vienos mokyklos mokiniais, kurie atliko tyrimą ir apklausė savo grupiokus, klasiokus ir išryškino tas kryptis, ką jie renkasi ir kuo nori būti. Iš tikrųjų, mes matom tos rezultatus, kartais pro rožinius akinius ar nežiūrima į tą ateitį, nes
pačioj pradžioj jaunystėje mes visi norim dirbti tos darbus, kurie mums patinka, norim atrasti tas galimybės, daug svajojam ir galvojam apie šviesią ateitį. Tai iš tikrųjų, tas tendencijas mes matom ir iš to tyrimo, kad mokiniai, į rinkos ar net tas analizės nėra linkę orientuotis ir paklausęs profesijas, jie tiesiog dar klausosi savęs, klausosi savo širdies ir tai yra gerai, nes iš tikrųjų jau kai mes tampam vyresni, mes vėl grįžtam prie tų pačių klausimų, kurios savo keliam mokykloje. Taip paradoksalu atrodo, bet tiesiog vis daugiau tų klausimų apie prasmę kyla su amžium ir tu negali ilgai dirbti darbo, kuris tau yra nepriimtinas gal tavo vertybėm ar tavo asmenybės bruožai gal ten nelabai tinka arba tu laužai save. Tai iš tikrųjų profesinis orientavimas yra labai svarbi tema, apie tai reikia kalbėti ir mūsų skyriaus taip pat viena iš užduočių yra inicijuoti ir dialogus apie šitą sritį ir tobulinti karjeros specialistų kvalifikaciją, kad jie mokėtų tinkamai kalbėti su mokiniais šią temą. Ir aš kviečiu visus mokinius pasinagrinėti MOOCs LT, nes ten iš tikrųjų mokiniam yra labai daug informacijos tiek apie profesijas, tiek apie darbo pasaulį, tiek įvairiausios literatūros, karjeros vadovai, užduotis, savęs pažinimo ir taip toliau. Galėsiu vėliau dar papasakoti, jeigu bus įdomu. Tai tikrai mes turim tą sistemą, kuri vystosi, auga, plėtojasi ir labai džiugu, kad vis daugiau galimybių yra gauti karjeros konsultacijas. Taip pat ir užimtumo tarnyba veikia 14 regioninių karjeros centrų Lietuvoje. Ten taip pat galima gauti individualias konsultacijas ir mokiniai nuo 14 metų gali konsultuotis. Nueiti pas konsultantą, jeigu nenori mokykloje dėl kažkokių priežasčių, gali nueiti ir į regioninį karjeros centrą artimiausią. Visus kontaktus irgi galima atrasti toj pačioj platformoje skirtoj mokiniam. Nes mes ir kūrėm, atnaujinom MOOCį būtent tam, kad tai būtų vieta, kur mokiniai rastų centralizuotai visą informaciją, kurios jiem reikia apie karjerą. Aš irgi pritariu, kad profesinis orientavimas mokykloje yra labai svarbus dalykas ir labai džiaugiuosi, kad jau nuo 1 klasės. Įsivaizduojat, kad nuo 1 klasės mes jau pradedam kalbėti tom temom. Man 53 metai ir aš labai daug galvoju apie gyvenimo prasmę, apie pašaukimą šitam pasauliui. Kodėl čia atėjau, ką aš darau, koks mano tikslas, ką aš paliksiu po savęs. Ir aš manau, kad tai yra tikrai pagrindiniai klausimai, kuriuos turi uždavinėti savo subrendę žmonės. O subrendę žmogus gali būti jau 16 metų. Deja, bet būna nesubrendusių ir 40-mečių. Irgi tokia yra tiesa. Tai ką aš darysiu gyvenime, kaip aš panaudosiu savo tuos turimus talentus, tai ir yra esminis klausimas. Jeigu tu dirbi darbą, kuris tau patinka, tai aš visada sakau, uždirbsi ir pinigų. Žinoma, jeigu trupučiuką protingai pagalvosi ir pasitarsi su kitais žmonėm, kaip monetizuot tuos savo talentus, bet atrast, kur tu galėtum pritaikyti savo tą turimą potencialą, čia irgi klausimas kiekvienam. Ir aš manau, kad kuo daugiau ir kuo ilgiau mokiniai apie tai galvos, kuo daugiau turės konsultacijų ir kuo daugiau turės informacijos, to yra geriau. Žiūrėkit, jeigu dabar įstojam į aukštasias mokyklas, turim užpildyti per Lama BPO puslapį net 9 pasirinkimus. Vadinasi, 9 kryptis aš galiu savo pasirinkti. Fantastika. O jauni žmonės galvoja, jeigu aš nepasirinksiu vieno, nežinau, ką pasirinkti. Aš manau, kad kiekvienas žino, tik tai neišdrįsta pasakyti savo ir prisipažinti. Tai nereikia vieno.
pasirinkit 3, 5, 9 kryptis. Ir tada galvokit ir tyrinėkit save, o kuris kelias duoda man daugiausiai tos naudos. Man, žinoma, kaip žmogui, kaip asmenybei, bet ir visuomeniai. Ir tada tikrai toks procesas, kuris mums padės atrast tą savo, išgrynint. Nenorėkit visko iš karto. Va, mes su Ina esam tie pavyzdžiai, mokėmės vieno, dirbam kažkur tai kitur, bet ir realizuojam. Ir tą, ko pasimokėm anksčiau, tikrai pritaikom šiandieniniam darbe. Taip pat, Ina, užsiminėte apie MOOCs platformą, tai galbūt galėtume dar esamiau papasakoti būtent, ką kiekvienas moksleivis, ieškantis savo karjeros kelio, savo karjeros pasirinkimų, ką būtent gali atrasti MOOCs platformoje. Tai pirmiausia, daugiau informacijos, ar ne, apie karjerą, apie tai, kas tai yra. Ir mes MOOC'yje turime viešą dalį, kaip mes vadinam, ir vidinę dalį. Tai viešoji daly tai yra visiems prieinama informacija ir mokiniam, ir tėvams, ir karjeros specialistams. Tai ten mokiniai gali atrasti karščiausias naujienas apie profesinį orientavimą. Tai yra mūsų specialistai nuolat dirba tam, kad atnaujintų tą sąrašą, stebėtų, kas vyksta mūsų šalyje ir talpintų tas naujienas vienoje vietoje apie įvairiausias karjeros muges, apie renginius skirtus profesijų pažinimui įvairiausius. Ir jūs gali apie egzaminus, ar ne, apie stojimo sąlygas. Taip pat yra renginiai. Renginių skiltyje vėlgi matysit, kada koks renginys vyksta, kur galima nuvažiuoti, su kuo pasikonsultuoti. Taip pat turim sąsąją su regioniniais karjeros centrais ir galima net užsiregistruoti individualiai konsultacijai pas specialistą vienoje ar kitoje savivaldybei. Mokiniams skirtam meniu rasit labai daug įvairiausios informacijos apie profesijas, įvairių žmonių profesijos atstovų interviu, MOOCs biblioteka, vėlgi informacija apie mokymus ir studijų galimybės, apie profesinį mokymą, apie stojimo aukštąsias mokyklas, apie savanorystę, apie neformaliojo švietimo veiklas. Taip pat galėsit pasikonsultuoti, galite rašyti mūsų specialistams, užduoti tiesiogiai klausimus. Turim tą vadinamą DUK skiltį, dažniausiai užduodamų klausimų, kur taip pat galima atrasti atsakymus į jums rūpimus klausimus. Jeigu nerandat, galit mums rašyti. O svarbiausia, galit susikurti savo paskyrą, nes kiekvienas mokinys nuo 1 iki 12 klasės gali susikurti paskyrą ir iškart bus susietas su savo mokyklos karjeros specialistu. Tai reiškia, kad jis matys, kas jo mokykloje yra karjeros specialistas, galės nusiųsti net žinutę, užklausą, kad, pavyzdžiui, nori susitarti dėl konsultacijos, nes kiekvienas mokinys mokykloje gali ateiti pas karjeros specialistą ir paprašyti tos konsultacijos individualios. Taip pat ras užduočių banką, tai yra užduotis pagal tam tikrą metodinę medžiagą, kurios būtent padeda žingsnis po žingsnio planuoti savo karjerą. Tai pradedant nuo savęs pažinimo užduočių, kokios mano vertybės, kokie mano pomėgiai ir ne. Elementariausiai susidarykit sąrašą mėgiamų veiklų, ar ne? Tai dažnas patarimas karjeros specialistų, susirašykit ne vieną, ne 2, bet 20, net 50 kažkas rekomenduoja. Tai va tokio ir panašaus tipo užduotis, kurios padeda žingsnis po žingsnio įsigilinti į temą ir tokiu būdu atveda link to karjeros jau planavimo sąmoningo. Tai reiškia, mes mokomės tiesiog kelti tikslus, juos skaidyti į žingsnius, priskirti gal net tam tikrus terminus ir įgyvendinti tuos tikslus. Realiai tai yra visas mokslas apie karjerą, man atrodo. Tai yra pažingsniui mokytojas ar ne karjeros specialistas jums padeda dar būnant mokykloje planuotis tą karjerą ir kelti tikslus ir juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, noriu picos, svajoju apie picą.
Nu ir galiu svajoti ir likti su ta svajonė, ar ne? O galiu paimti ir padaryti, susiplanuoti. Labai taip paprastai kalbant, ar ne, kaip aš gausiu tą pizzą. Ar turiu pinigų, ar neturiu pinigų, ar gal ten nueisiu su tėvais paprašysiu. Pavyzdžiui, ar ne, kad nueitume į pizzeriją, o gal draugą pasikviesiu, ar dar kažkokį būdų tiesiog užsisakysiu. Tai vėlgi, tai yra planavimo įgūdis. Ir vat, kuo mes greičiau suprasim, kokie yra įgūdžiai, kokius mes turim, tos gebėjimus asmeninius, ar ne, ką mes mokam gerai daryti, nes, ne tik svajoju, bet tai, ką galiu, turiu įsivertinti, ar ne, ir tuomet mes jau žingsnis po žingsnio judam link to savo plano realizavimo link, ar ne. Tai iš tiesų labai daug informacijos, tai aš kviečiu visus mokinius ir galėčiau labai ilgai pasakoti apie MOOC, nes mano tema yra. Tai jeigu dar turėsit klausimų, tikrai kreipkitės į mus, rašykit, kontaktus surasit www.mookis.lt. Ir tikrai kviečiu susikurti paskyras, naršyti, pažindinti su informacija ir pasinerti į tą karjeros planavimo pasaulį. Kas yra labai svarbu, tai pasakysiu, kad ten yra objektyvi informacija nekomercinė, nes dažniausiai, pavyzdžiui, universitetai, kolegijos tik tai iš savo pusės save reklamuoja. Ten galima rasti tokią objektyvę, labai plačią informaciją, tai verta. Taigi, jeigu nerasit kažkokių atsakymų į savo turimus klausimus būtent mūsų tinklalaidėje, nes galbūt nespėsime per mūsų valandėlę tiek visko pakalbėti, tai tikrai galite ieškoti daugiau informacijos mookis.lt. O dabar, manau, taip pat svarbu yra pakalbėti apie kitus aspektus, kurie yra svarbus renkantis karjeros kryptį, nes net jeigu pomėgis nėra pagrindinis veiksnys renkantis karjerą, yra daugybė kitų, kuriuos svarbu apsvarstyti. Tai kaip jums atrodo, kokie yra pagrindiniai kriterijai renkantis karjerą? Kalbant apie karjerą, reikia prisiminti 4 tokius klausimus. Pirmas dalykas – savęs pažinimas. Antras dalykas – pažint galimybes, po to suplanuot ir įgyvendint. Tai yra 4 tokie pagrindiniai žingsniai. Tai pirmas žingsnis, ką reikia padaryti, labai gerai pažinti save. Kiekvienas žmogus turi talentų. Kiekvienas. Tik tai labai dažnai žmonės būna, kad užkasa tą savo talentą ir nenori pripažinti, bet kiekvienas žmogus tikrai turi. Antra žinia, jeigu tu neturi talentų, gali juos išsiugdyti. Tikrai įmanoma. Negimstam mokant visko. Dažniausiai išmokstam, ištreniruojam tam tikrus dalykus. Tai pasirinkti kryptį ir būtent eit tuo keliu. Antras dalykas, kai jau gerai save pažįstam, labai naudinga pasikonsultuoti individualiai su karjeros specialistu. Kodėl? Coaching'e irgi yra tokia savoka. Akis savęs nemato. Aš esu akis, aš matau, kas vyksta aplinkui, bet aš savęs nematau. Kiti žmonės mane geriau pažįsta ir geriau mato. Ir jeigu jūsų mokytojai mokyklose jums sako, esi gabus ten, ar kviečia į kažkokius tai konkursus, į olimpiadas, vadinasi, mato jumise tą grūdą. Ir jeigu jūs vystysit, vadinasi, gal tai ir bus tas deimantas, iš kurio po to jūs gyvensit. Gali būti būtent toks dalykas. Tai labai gerai pažinti save, pasikonsultuoti su kitais žmonėmis ir jeigu kiti žmonės sako skirtingus dalykus, mūsų mokė žurnalistikoje, kad jeigu iš 3 skirtingų šaltinių tu išgirsti tą patį, vadinasi, jau įmanoma patikėti, kad tai yra tiesa. Žinoma, reikia vertinti, ir nesenai kalbėjau su viena psichologė, kuri sakė, kiekvienas mąstymas yra kritinis. Vadinasi, jeigu jau mąstai, tai tavo mąstymas yra kritinis. Žinoma, šiandien informacijos yra labai daug.
ir galima pasiklyst tos informacijos jūroj. Bet jeigu mes ieškom nuosekliai, tai tikrai man atrodo, kad atrasim, ką reikėtų daryti ir kaip reikėtų daryti. Tai, sakau, pagalvot, kaip ir sakau, pasitart su protingiausiu žmogum pasaulyje, pačiu su savim, padaryti tokią analizę, paimti paprastą popieriaus lapą ir surašyti viską, kas tau patinka daryti. Padaryti tokią pirmą analizę, bet tikrai viską surašyti. Ir be kažkokiu tai apribojimu. Mes, kai pildom mokykloj karjeros planą, arba aš, kai vedu individualias konsultacijas, labai dažnai sakau mokiniams, įsivaizduokit, nėra absoliučiai jokių apribojimų. Nėra absoliučiai jokių apribojimų. Ką jūs tada pradėtumėt daryti? Ką jūs darytumėt, jeigu nebūtų jokių apribojimų? Ir tada žmogus padrasintas pradeda svajot, pradeda galvot. Tai lygiai tokį pat pratimą galit padaryti patys su savim. Atmeskit visus apribojimus ir surašykit viską. Ir po to, kai jau matot tą sąrašą, bet tai turi būti ne 2, 3 kažkokie tai pasirinkimai. 10, 20, 30. Kuo daugiau. Ir po to, kai jau matot viską surašyta, tai bandykit sudėliot pagal hierarchiją. Kaip ant piedestalo sustatyti. 1, 2, 3 vietoj. Ir tada labiau pradedu save pažinti ir įsivaizduoju, kokiu keliu galiu eiti. O po to jau su šituo sąrašu einam pas konsultantą, pas žmogų, kuris mane gerai pažįsta, bet kuriuo aš pasitikiu. Tai gali būti tėvai. Tėvai gali irgi būti labai geri konsultantai. Kartais tėvai primeta mums tam tikrą pasirinkimą ir čia jau yra tėvų klaida. Bet tėvai visada iš tos didelės meilės. Tėvai tikrai nori kuo geriau, kad sektųsi vaikui. Tikrai nepažįstų tėvų, kurie sąmoningai nori pakenkt. Nėra tokių tėvų. Bet kartais būna iš tos meilės, aš taip tave myliu, apkabinu ir galiu dėja, bet sužalot. Tai pasikalbėti su tais žmonėmis, kurie mus pažįsta, su draugais, su kolegom. Klaida yra, jeigu mano kolega, mano draugas renkasi tokias studijas ir aš einu iš paskos. Čia yra klaidingas dalykas, nes draugui gali patikt, o tau nelabai. Taip, sutinku, kad reikia klausyti savęs pirmiausiai. Ir galvojant iš tikrųjų apie tuos kriterijus, kaip pasirinkti karjerą, ar ne, ir kas yra svarbu, pritariu Valdemarui, ar ne, kad yra tie keletas žingsnių, pradedant nuo savęs pažinimo, toliau karjeros galimybių pažinimo, planavimo ir įgyvendinimo, ar ne, praeiti visus tuos etapus. O kaip tą gerai padaryti, tai, iš tikrųjų, reikia padirbėti. Nes kai mes, atrodo, neužduodam klausimo, kai kalbam apie matematiką, apie lietuvių kalbą ir kitus dalykus, mes lyg ir suprantam natūraliai, nuo 1 klasės mokome skaityti, rašyti, skaičiuoti, ar ne, gaunam vis sudėtingesnės užduotis per pamokas ir link 12 klasės jau ar negalim ir egzaminą laikyti ir ten jau, kiek daug visko. Reikia pasiruošti ir netgi jau ir planavimo įgūdis turėtų būti, jeigu nori gerai pasiruošti. Galbūt vienas iš tikslų gali būti, ar ne, išlaikyti tą vieną ar kitą egzaminą ir gauti tiek tai balų, ten nuo 80 iki 100, bet kad to pasiektum, reikia padirbėti, reikia susidaryti grafiką, ar ne, nuolat grįžti prie vienų kitų temų, ar ne, įsistudijuoti medžiagą ir tuomet turėsi ir gerą tikėtiną rezultatą, nes būsi pasiruošęs. Taip ir karjerai reikia ruoštis. Kodėl mes visada kalbam apie tai, kad tai yra ilgalaikis procesas. Kad atlikęs 1-2 užduotis apie karjerą, rezultato nesitikėk gero.
tas pats, kas ir matematika, sprendžiat užduotis ar neišspręsit 2 užduotis ir jau moki temą, klausimas ar ne, tai labai vėlgi noris kalbėti tom paprastom analogijom ar ne, su labai suprantamais pavyzdžiais, nes ir karjera, mes ugdymą karjerai suprantam, na, vat kaip tokį dalyką atskirą, kurio reikia mokytis ir dėl to ir visas tas metodinis turinys, kuris yra paruoštas karjeros specialistams, jie ne šiaip ateina pašnekėti apie CV rašymą, kaip pasiruošti darbo pokalbiui arba, na, kaip atlikus kelias užduotis geriau pažinti save, bet jie sistemingai po truputį, na, pratina mokinius prie tos minties, apskritai sugrįžti prie tos idėjos, kad kaip aš toliau gyvensiu ar ne ir kaip dėliosis tas mano gyvenimas. Aišku, nereikia labai sureikšminti tos profesijos pirmos pasirinkimo, nes dažnu atveju, kaip ir Valdemaras, ir aš jau sakiau, kad, na, mes pasirenkam tą pirmą kryptį, bet, nu, tikrai tas karjeros kelias mūsų gali būti vingiuotas, turėti labai daug atšakų ir tai yra unikalu, tai yra labai smagu, nes tai yra labai įdomu klausytis ar ne vieno kito žmogaus patirčių, nes va, tas unikalumas ir suteikia to žavesio. Tai iš tiesų reikia atlikti namų darbus, grįžtant prie temos, ir reikia tikrai asmeninius gebėjimus ar net tos įgūdžius identifikuoti, ką aš moku daryti. Ir ne veltui mokykloje daug yra kalbama apie kompetencijas, bendrasias kompetencijas, atsiranda vis tokie žodžiai nesuprantami ar ne, apie bendradarbiavimo, mokėjimą ar ne, bendrauti, bendradarbiauti svarbą, komunikabilumą, apie pažinimo kompetenciją ir taip toliau. Tai yra ne kas kita kaip įgūdžių įvairiausių, gebėjimų rinkiniai. Tai kai mes išmoksim identifikuoti juos, kokie jie mums reikalingi, bus labai lengva suprasti, ko reikia vienai ir kitai profesijai. Ir iš tikrųjų, neišsiplečiant, mes turim minkštuosius įgūdžius ir kietuosius. Ir tuos minkštuosius įgūdžius mes lavinam kiekvieną dieną, o jų reikia praktiškai bet kokioj profesijoje. Ir va, kai mokiniai klausia, o tai kaip mums ruoštis tam gyvenimui, iš tikrųjų jūs jau ruošiatės būdami mokykloje, jūs atlikdami pamokas, darydami namų darbus, jau žengia tuos pirmus žingsnius, ką žengsit ir toliau, dirbdami vienoje ar kitoje įmonėje ar būdami savo šeimininkais. Tai iš tiesų jūs jau žengia tuos žingsnius. Ir dar svarbu yra pasinagrinėti, kas yra darbo rinkoje. Tai paprasčiausias būdas yra pasinagrinėti darbo skelbimus, kur yra aprašyti tie įgūdžiai, kokių reikia įgūdžių dirbant vieną ar kitą darbą. Ir tada jau jūs galit palyginti, ar ne, kokius jūs įgūdžius turit, ar jūs esat komunikabilus, ar turit kritinį mąstymą, ar esat kūrybiški. Visa tai ir yra tie vadinami minkštieji įgūdžiai, mokėjimas dirbti komandoj, lyderystė, ką mes girdim labai dažnai, tai visa tai apie minkštuosius įgūdžius, kuriuos galima lavinti per įvairiausias patirtis. Tai va, tai iš tikrųjų galim daugiau dėmesio rekomenduočiau skirti būtent susipažinimui su įvairių profesijų darbo skelbimais, kuriuose labai tie įgūdžiai gražiai išryškinami yra ir padeda susiorientuoti. Taigi taip pat abu užsiminėte apie savęs pažinimo kaip labai svarbų kriterijų renkantis karjeros kryptį. Taigi ar svarbu rinktis savo profesiją, savo darbą pagal asmenybės tipą? Manau, kad tikrai taip, pagal asmenybės tipą būtinai, todėl kad jeigu man sunku bendraut, o aš pasirinksiu tokią profesiją, kur to bendravimo bus labai daug, jausiu tam tikrą diskomfortą. Bet tikrai esu sutikęs tokių žmonių, kurie pasakoja apie save, buvau intravertu, man labai buvo sunku kalbėti prieš auditoriją,
bet mano darbe paskyrė į tokias pareigas, kur tikrai turėjau kalbėti ir vadovauti žmonėms. Ir aš tą išmokau. Ir tai yra tikrai labai, labai svarbu. Kartais internete yra toks paveiksliukas, sėdi dėdė prie stalo, yra žvėrys įvairūs ir renkasi. Kas dabar lips į medį? Ir ten yra katė, yra šuo, yra žaltys, yra višta. Ir kam seksis greičiausiai užlipti į medį? Žinoma. Tai lygiai taip pat mes turim tam tikrą kažkokį tai unikalų rinkinį, bet gera žinia ta, kad galima lavinti. Galima tikrai lavinti tam tikrus savo ir įgūdžius, ir gebėjimus. Tai aš manau, kad čia būtų iššūkis, bet iššūkis, kuris suteikia mums platesnį pasirinkimą. Ir mes išeinant iš tos komforto zonos, išmokstam kažkokiu tai naujų dalykų, mes praplatinam tą savo komforto zoną ir jeigu aš bijojau kalbėti prieš auditoriją, bet pasitreniravus, įdėjus pastangų, jau galiu nejaust tos didelės baimės ir sugebėt dirbti jau ir tokį darbą ar tokią profesiją. Man irgi atrodo, kad yra svarbu, koks tu esi ir kalbant apie tą populiariausią gal identifikavimą žmonių, introversiją, ekstraversiją, ar ne, jeigu esi labiau introvertas, tai tikėtina, kad tau bus daugiau diskomforto bendraujant su žmonėm ir tiesiog tau reikės daugiau laiko atsigauti. Ir dažniausiai, sakykime, IT žmonės, dažnai intravertai yra linkę į analizę, gali dirbti su daug duomenų, taip pat kūrybinėse profesijose. Ir IT dažnai irgi, ar ne, yra intravertai žmonės, IT specialistai ir dažnai sako, nuobodus, kažkaip sėdi visi tyliai, nešneka ir kažkaip su jais labai sunku susitarti. Tai, atrodo stereotipas galbūt, bet vėlgi jam yra taip gerai ir, kodėlgi ne, ar ne, bet tas pats introvertas, kaip ir minėjo Valdemaras, gali dirbti ir žiniasklaidoj, būti žurnalistu arba komunikacijos kokios skyriaus specialistu ir nuėjęs dirbti pas IT specialistus, tikėtina, kad jie ras bendrą kalbą, nes jis neužduos kažkokių nereikšmingų klausimų, jis bus įsigilinęs į temą, nes jam svarbu į gylį eiti. Tai iš tikrųjų asmenybės bruožai ir tie polinkiai yra svarbus. Dėl to mes ir kalbam apie savęs pažinimą, kalbam, kad karjeros specialistai turi įvairiausių įrankių, testų. Aišku, testai yra atskira tokia tema, yra gilesni, yra paviršutiniškesni, nereikia labai galbūt priimti rimtai tų rezultatų, ar ne, jie skirti, tiesiog kaip įrankis, ar ne, palengvinti mums pasižiūrėti, ar tikrai, tai, kas yra parašyta, atitinka realybę ir kažkaip reflektuoju aš šitai, ar ne, kokius atsakymus gaunu, ar visiškai tai su manim nesusiję, nes aš esu persprendus labai daug testų. Ir iš tikrųjų, mačius įvairių rezultatų, tai aš galiu būti irgi nuo dizainerio iki ten mokytojo ir analitiko ar dar kažko IT specialisto. Bet, iš tikrųjų, kartais tu pagauni save, kad iš tikrųjų mes esam labai daugialypės asmenybės ir galim pasireikšti įvairiai, priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje esam. Netgi tyrimai rodo, kad apie 40% mūsų ateities pasirinkimų priklauso nuo mūsų aplinkos. Dėl to yra patarimas vėlgi pažiūrėti, kas yra aplink jūs. Netgi pasižiūrėti į artimųjų profesijas, galbūt tėvų, senelių, prosenelių.
žinot, užduoti per biologijos pamoką, kai genetinį medį savo šeimos turi nupiešti ar nesusirašyti. Tai verta pasižiūrėti, kas buvo, nes tikėtina jūs genetiškai paveldėjot irgi vieną ar kitą polinkį ir jums bus artima ta veikla, kurią darė ar jūsų giminaičiai. Tai iš tikrųjų tas visas procesas labai įdomus ir traukiantis. Ir netoks paprastas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Taip pat neretai žmonės bijo keisti karjerą arba pradėti nuo nulio, ypač, pavyzdžiui, 12 klasėje renkantis egzaminus ir vėliau renkantis, tarkim, programas, į kurias stoti universitete. Dažnai būna ta baimė, jog tai lyg pasirinkimas visam gyvenimui. Tai kaip būtent įveikti šią baimę, galbūt trumpai galėtumėt papasakoti, tuo labiau žinant, kad abu keitėte tą savo karjeros kryptį gan stipriai. Mano pasirinkimas rinktis sunkesnį kelią. Popiežius Jonas Paulius II pasakė jaunimui, kai buvo susitikimas su jaunimu, reikalaukite iš savęs, net kai kiti iš jūsų nereikalauja. Ir tai yra tikrai labai geras patarimas. Jeigu turim lengvesnį kelią ir sunkesnį kelią, tai aš siūlyčiau vis dėlto mest savo iššūkį ir rinktis sunkesnį kelią. Kodėl? Koks yra aukščiausias Lietuvoje taškas? Juozapinė. 292 metrai, jeigu gerai prisimenu. Lyg tai kalnas. Jeigu aš mėgstu kalnus, nuvažiuoju, atsistoju, kokie ten vaizdai, tokie normalūs vaizdai. Bet jeigu aš metu savo iššūkį ir važiuoju į kalnus, tikrai dedu pastangų, nes reikia įkopti kalną, tai čia jau tikrai ir prakaito, ir ištvermės reikia, bet kokie ten vaizdai, tai lygiai taip pat renkantis kelią. Aš tikrai matau ir daug labai aplinkui, nieko nereikės daryti. Pasirinksi youtuberio profesiją, tik tai už reklamą gausi pinigų ir nieko nereikės daryti. Gerbimieji, tai yra netiesa, tai yra tikrai melas. Kiekvienam, net tokiam youtuberiui, kuris sėdi, yra štabas žmonių, kuris padeda, jeigu ten dirba profesionalai, tai tikrai yra daug žmonių, tai yra verslas. O įsivaizduokit, visą laiką kalbėt kažką tai naujo į eterį. Wow, kiek čia reikia pastangų, wow, kiek čia reikia įdėti darbo. Tai, nėra tokių labai lengvų profesijų. Tai aš visada sakau, rinkis sunkesnį kelią ir tada jeigu pasiseks, okei. Jeigu nepasiseks, tai visada galėsi grįžti tą žingsnį atgal. Bet, sakau, nėra jokių vertingų dalykų be pastangų. Atsitiktinių dalykų nėra. Jeigu net ir laimėjai loterijoje, tai vieni gali pasinaudoti tuo ir tikrai padaryti žingsnį į priekį, bet kiti gali sužlugti dėl to laimėto lobio arba dėl tų laimėtų pinigų. Ir tikrai tokių istorijų matom labai daug. Tai dar kartą sakau, reikalaukit iš savęs, net jeigu ir kiti iš jūsų nereikalauja. Toks, universalus patarimas būtų iš mano pusės. Taip, tikrai pritariu. Labai geras patarimas. Nereikia ieškoti lengviausių kelių, nes vis tiek, kaip jau mes šiandien tikrai daug kartų kartojom, kad reikės tos namų darbus pasidaryti. O aš savo ruožtu norėčiau patarti iš tikrųjų kuo daugiau bandyti. Yra tokia sąvoka kaip profesinis veiklinimas. Tai reiškia profesijos pasimatavimą. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad mokyklose yra vis daugiau galimybių pasimatuoti tas profesijas. Vis daugiau organizacijų dirba būtent su šita tema ir siūlo mokiniams tikrai iš arti pamatyti, kokia yra profesija, kokia yra ta virtuvė. Ir dažnai mokiniai nustemba, kad vienoje organizacijoje yra tiek daug profesijų. Ten ir teisininkas, ir buhalteris, ir vadovai, ir pavaduotojai, ir ko ten tik nėra, ir rinkodaros specialistų, ir
ir ūkio sektoriaus irgi prižiūrinčių specialistų, tai iš tikrųjų netgi susipažinus su viena didesnė organizacija galima pažinti labai daug profesijų. Tai kalbant apie profesinį veiklinimą, mes turime ir Šokiai tėvų klumpės iniciatyvą, kuri vyksta kiekvieną pavasarį. Mes kviečiam įsitraukti visos Lietuvos mokyklas ir džiaugiuosi, kad praeitais metais virš 50 000 mokinių sudalyvavo šitoje iniciatyvoje, turėjo galimybę susipažinti su savo artimųjų profesijom, nes būtent mes skatinam, kad per artimųjų profesijas, ar ne, būtų tas pirmas žingsnis, ar ne, pažįstant tai, kas yra aplink mus. Vyktų ta pažintis ir šiais metais bus įdomus bandymas, nes Šokiai tėvų klumpės atsinaujina, ateisim su nauja koncepcija, siūlysim įsitraukti, tai tikrai kviečiu visus dalyvauti ir kai karjeros specialistai jums pasiūlys mokyklose dalyvauti, tai žinokit, kad tai yra apie profesijos pasimatavimą ir kad tai yra galimybė iš arčiau pasižiūrėti, kaip dirba įvairiausios įmonės, įstaigos, pramonės sektoriai ir panašiai. Bet tai yra ne viskas. Yra Junior Achievement, puikios iniciatyvos, skatinančios tiek verslumą, kurti savo įmonės ar ne, savo produktus, paslaugas. Taip pat yra šešėliavimas. Dabar jau vyks kiekvienais metais lapkričio mėnesį visą savaitę galima šešėliauti. O šešėliavimas tai yra aukštesnio lygmens, tas profesinis veiklinimas, kuomet aš galiu jau pabūti šešėlių įmonėje. Tai jau reiškia, kad ne visa grupė važiuoja kažkur tyrinėti profesijų, bet jau ateina pas konkretų specialistą ir prabūna su juo 3 ar net daugiau valandų, gali išsiklausinėti, užduoti klausimus. Ir man labai patiko klausytis per Junior Achievement apdovanojimų šventę vieno mokinio, kuomet sako, aš per šešėliavimą buvau Seime, pas Seimo kanclerį. Ir sako, šiais metais 2 kartą dalyvauju ir jau planuoju, kad būsiu politiku, nes galvojau, kad Seimo kanceliarija tai yra kaip kanceliarinių prekių, kažkas daug pridėta pas jį. Ir tokia aplinka, bet pamatė, kad visiškai ten ne taip viskas vyksta ir dažnai mokiniai sako, kad mums trūksta informacijos. Tai aš tiesiog noriu dar kartą pakartoti, kad tos informacijos tikrai yra. Ir tos platformos, kurios yra sukurtos, tas pats MOOCis, ar ne, jis skirtas būtent tam, kad jūs atrastumėte tą informaciją atrinktą, nekomercinę, o tiesiog labai aiškiai sudėliota, kuri padėtų, nes jos tikrai yra daug ir tikrai yra pakankamai sunku susiorientuoti visoje šitoj veikloj. Tai ir konsultuokite su karjeros specialistais, nes jie geriausiai žino, jie nukreips ir jeigu kyla klausimų ir norite sužinoti daugiau apie kažkurią profesiją, karjeros specialistas mokykloje jums padės. Taigi mūsų tinklalaidė jau eina į pabaigą, tai šiandien aptarėme tikrai nemažai temų, tiek kaip pomėgiai gali tapti karjeros dalimi, bet žinoma svarbu įvertinti ir kitus aspektus, taip pat kaip karjeros kryptį turime rinktis pagal savo vertybės, gebėjimus, rinkos poreikius ir svarbu žinoma pažinti save bei būti lankstiems ir nebijoti būtent pasirinkti to kito karjeros kelio, jeigu atrandame, jog mums geriau yra ten. Taigi dar po vieną trumpą tokį palinkėjimą ar patarimą pabaigai pakviesiu pasidalinti savo pašnekovus. Tai aš noriu įkvėpti optimizmo. Turit didžiulį potencialą ir turit didžiulį resursą – laiką. Ir tikrai tą laiką galit panaudoti protingai. Jeigu rinksitės sunkesnį kelią, mesit savo daugiau iššūkių, tai kelionės pabaigoj tikrai pamatysit, kad pasiekėt žymiai daugiau. Aš labai dažnai save pozicionuoju kaip tikintis ir praktikuojantis katalikas ir žiūriu ne tik tai tą gyvenimą, bet į amžinai gyvenimą. Ir man labai patinka šventųjų pavyzdžiai,
kurie išgyveno savo gyvenimą, kurie patys buvo laimingi, kurie padėjo labai daug žmonėms ir tikrai paliko tą pėdsaką. Tai aš labai dažnai sakau, bet pirmą kartą sakau į eterį, milijonieriais ne visi būsit, bet šventais privalot būti visi. O šventas žmogus tai yra laimingas žmogus, kuris pats pasiekia ir padeda kitiems pasiekti daug gero. O aš pabaigai norėčiau palinkėti, pritaikyti savo gyvenime tą formulę noriu, galiu, reikia. Tai reiškia, kad savo norus, svajones, ar ne, paversti galimybėm, išsiugdyti tos įgūdžius, kurių reikia tiem noram įgyvendinti, na ir taip pat įsivertinti, ar to reikia kitiem, nes ne tik dėl savęs gyvenam, prastęsiant tą mintį jūsų Valdemarai, bet dažnai mus motyvuoja aukštesni tikslai ir kai to reikia kitiem, tai bus ir finansinė gerovė, kai busit pasidarysit namų darbus, bus ir ta grąža, ar ne, ir busit gerai specialistais, gerai tobulėsit savo srityse ir tuomet, na, nereikės rūpintis tais klausimais, kad o kaip čia suderint, ką, nes bandysit vis daugiau ir daugiau, nes kuo daugiau galimybių jūs plečiat savo ir akiratį ir tų įgūdžių vis daugiau ir tobulėjat, augat ir tuo daugiau galimybių jums atsiveria. Tai linkiu visiems sėkmės. Taigi aš tai norėčiau priminti, kad nebijokite ieškoti informacijos, taip pat priminu apie mokis.lt, nes tikrai labai naudinga platforma, kur galite rasti daug informacijos šią temą. Na ir žinoma, norėčiau padėkoti savo svečiams, jog šiandien atvyko pas mus pašnekėti šią labai svarbią temą, tai Inai ir Valdemarui. Ir atsisveikiname iki kitų kartų. Ačiū, sėkmės. Ačiū, iki.